Labą dieną, esu Jonas Jonušas ir šiandien jums pagaminsiu savo firminį patiekalą rūkytą lašišą sumuštinių formoje. Pirmas žingsnis. Keptuvėje su trupučiu alyvuogių aliejaus reikėtų pakaitinti vienodom dalimis medų ir garstyčias. Padažą reikėtų pagardinti šlakeliu balzaminio acto arba citrinų arba laimo sultimis. Dabar imam špinatus ir juos užpilam pagamintų padažą. Ant sumuštinių pagrindo sudėsime tuos padažu pagardintus špinatus. Paskutinis žingsnis – patiekalo žvaigždė, šviežiai rūkyta lašiša su pakepintais česnako gabalėliais ir tiesiog ją sudėsim ant mūsų sumuštinių. Štai mūsų tokiem tapas sumuštiniam puikiai tiks Selgos sausainiai, kaip tas sumuštinių pagrindas. Skanaus!